Guinness World Record. Čia galima atsistot. Galima atsistot ant krašto. Nu, nebijau. Žiūrėkit. Oba. Biški nedaug čia vietos, aš tikėjausi, kad daugiau bus. Oi, biški kinkas dreba. 550 metrų, nu. Svarbiausia įtrūkęs stiklas. Ai, čia plėvelė. Nežinau kaip jums, man tai nebaisu. Va taip atsistoji ant pačio krašto, žiūri apačion. Saugiai jautiesi, normaliai čia. Galva nesisuka. Iš pradžių biški kinkas drebėjo, bet dabar tai, ką žinau, normaliai. Galiu pasakyti, 40 metų viską pastatyti, visą infrastruktūrą, čia nerealiai. Nu, aišku, žmonių čia daug, pas juos darbuotojų daug. Audio gidas pasakė, kad 2 elektromagnetiniai dumperiai viršuje pastato pastatyti po 500 tonų, kurie tipo, mažina judesį pastato, kai dideliai vėjai pučia. Supranti. Dabar nesijaučia, kad judėtų jisai. Galbūt biški juda, tai bet lėtai. Jo, biški jaučiasi, kad siubuoja, bet šiandien nėra vėja. Įsivaizduok, viskas, ką tu čia matai, buvo pastatyta per 40 metų. Nuo 79 metų 20 milijonų gyventojų, kiek čia gyvena, aš nežinau, dangoraižiai. Parkai, golfo aikštynas, infrastruktūra, keliai platus, metro, kanalizacija, elektrifikacija, internetas, 5G, aš nežinau, uostas, aro uostas. Ką dar paminėti? Parkai, medžiai išsodinti. 5. pasaulyje didžiausias pastatas komercinis. Įsivaizduoji. Kiek čia viską pristatyta per tiek metų, a ką mes pastatėm. Per 35 nepriklausomybės metus, nenoriu gilintis į politiką, bet, kaip sakant, nėra ko pasigirti. Nėra ko pasigirti dėja. Nu, galbūt ten porą kažkokių 200 metrų, 300 metrų tas aukščiausias Baltijos šalyse pastatas, ten komercinis, nekomercinis. Nu, komentarų čia, manau, nereikia. Nu, stiklas toks biški nelabai ryškus. Man atrodo, aptraukta plėvelė, kad, prieš tą dūžtančią, kad kažkoks durnius neiššoktų su dubeltais, kaip sakant. Čia dvigubas stiklas. Skamba kaip plastikas, nežinau, bet matosi, kad tikriausiai plėvelė, ar toks jisai storas, nežinau. Ne, man atrodo dvigubas stiklas. Ir plėvelė aptrauktas, nes matas toks nelygus. Į tolį žiūrint, matosi gerai, bet iš arti ten nelabai ryškiai.
Svarbiausia, pažiūrėkit, visa konstrukcija iš nerūdijančio plieno. Čia nerūdijantis plienas. Čia nerūdijantis plienas ir dar profiliuotas toksai. Ir negana to, iš lauko pusės irgi toksai profiliuotas. Nežinau, ar matosi ant tos kameros. Čia medalį galima nusipirkti, 30 juanių, 3,60 € su Alipay. Žiūrėkit. Oba. Kaip veikia. Tik tai paspaudžiu mygtuką mokėti, iškart mokėjimas praeina, iškart medalis auksinis mano rankose už 3,60 €. Prašau. Shenzhen Pink. Ura! Įsivaizduojat? 1 sekundę mano bankas, vokiškas bankas, kažkur Vokietijai, nueina signalas internetu 5G į Vokietiją, iš Vokietijos čia 1 sekundę, viskas sumokėta.